Labas rytas. Labas rytas, mėlyjei, visi susirinkę gyvai čia kažką prie kavos. Tokia laida YouTube, kur aš, Giedrius Ledas, su jumis sveikinuosi kiekvieną darbo dieną nuo pusės 8 gyvai arba, žinoma, įraše, kurį jūs galite pasižiūrėti paskui dienos bėgyje arba savaitės bėgyje YouTube. Taigi sveiki visi susirinkę, gera jūs matyti, šiandien yra pirmadienis, Liepos 20 diena, 201 metų diena. Kirtome tą simbolinę 200 dienų ribą. Ir, žinot, pasižiūrėjęs pro langą, matau, kad Vilniuje, tarkim, kažkiek yra apsiniaukę, bet saulė patekėjo 5 val. 9 minutės ir leisis 21 val. 40 minučių. Tai šviesos bus gausu ir tikėkime, kad tie lietaus debesis pasislėps ir šiek tiek saulės, kaip ir priklauso, vidurvasarį mes gausime visi visoje Lietuvoje. Sveiki susirinkę. Žinot, šiandien ryte pagalvojau, kad išgėrus kavą, o tikiuosi jūs pasiruošėt savo kavos puodelius, nes čia kažką prie kavos, mes visi galim ne tik kad pakalbėti apie šios dienos įvykius, bet ir, aišku, sumastyti kažką naujo. Dar labiau, sakyčiau, dar tiksliau būtų pradėti kažką naujo šiandien. Pradėkime nuo to, kad bus galima išsimiegoti, ką tik pasibaigė pasaulio futbolo čempionatas, toks naktinis. Ir dienos įvykiai, kuriuos mes aptarsim, žinot, šiandien kalba apie labai įdomų dalyką, apie tokias smulkmenas, smulkius dalykus, kurie paskui virto didžiais darbais. Taigi, sveiki susirinkę ir Liepos 20 diena, 2026 viešpaties metų ir mes keliaukime į kalendorių, pasižiūrėti, kokie įvykiai įvyko šiandien dieną istorijoje. Taigi, 1492 metais Vilniaus Seime Aleksandras Gediminaitis Jogailos anūkas buvo išrinktas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Liepos 26 Vilniaus katedroje įvyko jo pakėlimo arba kitaip karūnavimo didžiuoju kunigaikščiu iškilmės. Karūnavimas netikslus, jis ne karalius, bet vis tik. Taigi, šis įvykis buvo itin reikšmingas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje. 1492 metais valdovas pasirašė privilegiją, kuris stipriai apribojo didžiojo kunigaikščio valdžią ir išplėtė ponų tarybos teisės. Lietuvos didžioji kunigaikštystė faktiškai tapo aristokratinė respublika, kurioje svarbiausi sprendimai negalėjo būti priimti be ponų tarybos pritarimo. Jo valdymo metais prasidėjo intensyvūs ir sunkus karai su Maskvos didžiąja kunigaikštyste. Na, o 1769 metais sukilę valstiečiai perėmė visą Šiaulių ekonomijos valdymą į savo rankas. Šiauliai parodė, ką gali ir išlaikė valdžią net 3 mėnesius. 1944 tą pačią dieną Klausas Šenkas, grafas von Stauffenbergas, nesėkmingai mėgino pasikėsinti į Adolfą Hitlerį. Jo būstinėje po stalu jis paliko sprogmenį ir šis visas įvykis žinomas kaip operacija Valkirija. Mes apie tai mūsų pasisėdėjimuose su kava kalbėjome Liepos 15 epizode. Jeigu įdomu, nukeliaukit, susiraskit tos dienos epizodą ir paklausykite šiek tiek plačiau visas aplinkybės. Na ir aišku, negalime mes, sakykim, prabėgti pro tą labai svarbų momentą, kad 1969 metais, jau 20-ojo amžiaus metais, JAV erdvėlaivio Apollo 11 mėnulio modelis su Neilu Armstrongu, Buzzu Aldrinu sėkmingai nusileido mėnulyje, o astronautas Neilas Armstrongas tapo pirmuoju žmogumi pastačiusiu savo koją mėnulyje.
Na, istorija visiems žinoma, irgi kalbėjom apie tai kažką prie kavos, kažkokius įdomius faktus, bet vat vienas patraukė mano dėmesį. Tiems, kurie kalba anglų kalba, jis turėtų būti įdomus. O tiems, kurie nekalba anglų kalba, bus įdomu susipažinti apie tokius keistumus su artikeliais. Taigi, jis pastatęs koją ant mėnulio ištarė garsiąją frazę, kad tai mažas žingsnis žmogui, bet milžiniškas šuolis žmonijai. Toks būtų lietuviškas vertimas. O tą dieną dėl radio ryšio sutrikimų milijonai klausytojų Žemėje aiškiai negirdėjo toje frazėje artikelio e. Mankind. Ir prieš žodį man nebuvo artikelio e. Jo nesigirdėjo dėl traškesio, dėl kas tai bebūtų. Ir frazė nuskambėjo mažas žingsnis žmonijai, didelis šuolis žmonijai. Bet originale pilnai ši frazė vis tik skambėjo taip. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Taip kad štai kaip kartais artikeliai sutrikdo netgi tokius didingiausius momentus. Smulkmena, kad tik šiandien apie tai kalbam. Na gerai, o pakalbėkime apie dar kelis įvykius, kurie įvyko šiandien. Jau Lietuva 1993 metų Birželio 25 dieną į apyvartą buvo oficialiai išleisti litai. Pamenat, prieš litus buvo tokie žvėreliai, talonai. Ir nuo tos dienos, kai į apyvartą pasileido litas, talonai buvo keičiami santykiu 100 talonų 1 litas. Keitimą gyventojai galėjo atlikti bankuose be jokių apribojimų, o štai 1993 metų Liepos 20-ąją talonai prarado mokėjimo priemonės statusą ir tapo tik istorinė relikvija arba kolekcinė. Na, o šiandien be viso kito yra ir Perkūno diena. Senoji baltų šventė skirta griaustinio dievui Perkūnui. Krikščionybėje ši diena yra tapatinama su šventuoju Elijumi. Vienoje knygoje perskaičiau tokią įdomią mintį, kad dievai miršta tada, kada jais nebetikima. Na va, šiandien Perkūno diena. Ir aišku, mes negalim ir nepaminėti mūsų gimtadieninko, vieno iš, aišku, daugumos, tačiau mūsų gimtadieninkas šiandien yra seras Brianas May. Brian May yra grupės Queen, vienas lyderių, kompozitorius, gitaristas, puikiai žinot. Ir vat visi tie, kurie mėgsta šiek tiek daugiau muzikos neįprastai, gali nukeliauti į rinkinį po šiuo video. Yra nuoroda į Spotify ir rinkinys vadinasi Muzika prie kavos. Ir ten kaip tik šiandien kelios dainos susijusios su įvykiais. Viena jų yra Brian May, kuris yra astrofizikas. Mokslų daktaras, jei neklystu. Daina, kuri vadinasi 39, apie astronautus, kurie dėl laiko kilpos, grįždami iš savo kosminės kelionės, atsidūrė 1939 metais. Tokia sci-fi futuristinė daina. Be abejo, šiandien mūsų rinkinį papildė ir dar kelios dainos. Kokios ir kodėl? Visai netrukus aptarsim. Viena jų yra Benny Anderson, pianinu sugrota tema iš miuziklo Šachmatai. Kodėl? O todėl, kad šiandien yra tarptautinė šachmatų diena. Taigi, jeigu jūs esate tas žmogus, kuris apgalvoja kiekvieną žingsnį, kuris būtinai turi būti rizikingas, su jūsų diena. Taigi, vat tokia Liepos 20-osios kalendoriaus apžvalga, o dabar
eikime į mūsų dalį, kurią jūs mėgstate labiausiai. Gaunu iš jūsų visokių žinučių ir laiškelių apie tai, kad tai yra mėgstamiausia dalis. Tai yra 3 istorijos, kurios nutiko šią dieną arba yra susijusios su šią dieną. Taip, tai tema dienai. Kuo yra gera šita vieta? Tuo, kad aš pasakoju kelis įvykius, o jūs galite išsirinkti vieną arba, sakykime, taip pasidėti savo visus tuos įvykius ir iš to gali jums išsivystyti puikiai tema pokalbių dienos bėgyje su savo draugais, artimaisiais, kolegomis arba kokią meditaciją ir pamastymų su savim. Kaip ir sakiau, šiandien yra visa įdomybė tame, kad mes turime smulkius dalykus, kurie nulemia didelius įvykius. Tokia pagrindinė mintis. Taigi, pirmasis mūsų nutikimas. 1810 metai, Ispanija, ta pati Ispanija, kuri vakar laimėjo pasaulio futbolo čempionatą, yra užimta Napoleono. O Ispanijos karalius Ferdinandas VII nuverstas, ko pasekoje karalystės kolonijose formuojasi valdžios teisėtumo krizė. Ten Ispanijos karūna draudusi vietiniams užimti aukštus postus vietos administracijoje, visa politinė galia tik pas iš Europos atsiųstus ispanus ir tai aiškiai kelia vietinių nepasitenkinimą. O kaip ten su ekonomika? Žinoma, nors kiek savarankiška kolonijų prekyba su kitomis šalimis yra apribota, milžiniškos rinkliavos ir nuolat didinami mokesčiai. Taigi, nusikelkime į vieną tokių kolonijų. Juk kalbame apie mažus dalykus. Čia tuo mažmožiu taps vaza gėlėms. Karštas Liepos 20-osios rytas, miesto Santa Fe de Bogota, turgaus aikštė, pilna žmonių, kvapų, šūksnių, prekeivių. Ten susirinkė ir kreolų, patriotų grupė su jų lyderiais. Jie derina paskutines paruoštos provokacijos detalės. Jų tikslas sukelti liaudies pyktį ir visą apimančius neramumus. Taip siekiama nuversti Ispanijos vicekaralių, kuris reziduoja Bogotoje. Iš pirmo žvilgsnio jų planas atrodė net juokingas. Grupelė iniciatorių, vedamų Luisa Rubijaus, patraukė pas žinomą ispanų pirklį Joaquiną Gonzalesą Llorente pasiskolinti prabangios gėlių vazos stalui papuošti per vakarienę. Ji rengiama atvykstančio karaliaus atstovo garbei. Žinoma, jie žinojo, kad pirklys atsisakys kažkokiems tai nušiurėliams iš gatvės paskolinti prabangią vazą ar bet ką kitą. Taigi, Llorente atsisakius duoti vazoną, viešai kreolai pradeda piktintis ir visi iš tolo išgirsta tą ginčą. Jie pradeda kaltinti ispanus aroganciją ir vietinių gyventojų įžeidinėjimu. Kažkas kažką net pasiunčia ispanų armados kryptimi. Aišku, būriais smalsuolių ir minėje pasigirsta antiispaniški, provokuojantys šūkiai. Na, viskas kaip mes mėgstam. Jo, neramumų iniciatoriai ragina telktis ir kovoti už savo teisės. Sukilusiai miniai, apsupus valdžios rūmus, vicekaralius priverstas nusileisti. Po kelių valandų, žinoma, bet mes kalbam apie tai, kas davė tą impulsą, nuo ko visą tai prasidėjo. O tą pačią naktį buvo pasirašytas Kolumbijos nepriklausomybės aktas ir įkurta, pasak istorinių šaltinių, vietinė valdžios junta. Jūs išgirdote teisingai. Junta ispaniškai reiškia taryba arba komitetas. Taigi 1810 metų Liepos 20 dieną vietos kreolų iš anksto suplanuota provokacija, istorijoje žinoma kaip Llorente gėlių vazos incidentas, lėmė Kolumbijos nepriklausomybės paskelbimą, kurį švenčiame šiandien. Taigi, jeigu reikia progų švęsti, be šachmatų, Brian May gimtadienį ir Šiaulių, dar galime švęsti ir Kolumbijos
nepriklausomybės dieną. Muzikoje prie kavos aš galvoju, koksgi atlikėjas derėtų paminėti arba sutapatinti su Kolumbija. Aišku, mes turim Juanes La Camisanera, bet garsiausias visų laikų Kolumbijos atlikėja yra Shakira. Ir vakar baigėsi čempionatas, tai Waka Waka nesinorėjo įtraukti, nes kiek galima. Bet turint omeny, kad po 4 metų pasaulio čempionatas vyks ten Ispanijoje, Portugalijoje ir net Maroke, galbūt ir tikę. It's time for Africa. Bet ne. Shakira, Hips Don't Lie. Patikrinkit. Na, o grįžtant prie to smulkaus dalykėlio vazono, gėlių vazos, jis yra ir šiuo metu saugomas Bogotos nepriklausomybės muziejuje. Gerai. Antroji šios dienos tema yra mus nukelia į Ameriką 1960 metus. Ir labai tokia, žinot, rimta tema. Amerika tuo metu kalba apie lygybę. Tai yra Kenedžio prezidentavimo laikas ir daug procesų ir įvykių ta tema. O vat štai viena sritis yra tokia, apie kurią nekalbama, kuri sukelia labai nepatogius jausmus visuomenėje. Mes kalbame apie žmonės su intelekto negalia. Jie slepiami. Jie slepiami arba specialiuose įstaigose, arba šeimos, kuriuose jie gyvena. Niekaip neturi jokio viešumo. Jie laikomi negalinčiais, trečiarūšiais, nepatogiais. Juos reikia slėpti. Jie nematomi. Tai dešimtmečius trunkantis procesas, kuris, kaip nebūtų gaila, nesibaigė iki dabar ir mes net Lietuvoje karts nuo karto dar susiduriam su tokiu požiūriu į žmonės su intelekto negalia. Bet šiandien kalbam apie mažus dalykus, kurie padaro didžiulius poveikius. Ir tokiu dalyku taps vasaros dienos stovykla. Stovyklėlė. Gerai, kontekstui svarbu, kad šios istorijos pagrindinis veikėjas yra Eunice Kennedy Shriver. Shriver arba Kennedy, manau, jums daug ką pasako. Taip, čia yra Johno ir Roberto Kennedžių sesuo. Atrodytų, turtinga šeima, galinga. Mes kalbėjome apie Kennedžius, kokie jie įtakingi. Bet čia slypi ir labai geras pavyzdys to, ką tik jums papasakojau, kad ta problema su intelekto negalia ir su žmonėm. Kaip? Ogi, kad sesuo Eunice, Robertas ir Jonas turi seserį vardu Rosemary, kuri irgi turėjo protinę negalią. Taip, kad visa šeima galėjo stebėti šitą dalyką iš arti, o būdami labai turtingi ir įtakingi, jie irgi slėpė šitos dalykus. Slėpė, neviešino ir šitas faktas nėra, net dabar nėra labai plačiai. Dabar gal žinomas, bet tuo metu, patikėkit, tikrai ne. O Eunice galėjo matyti iš arti, kokia yra sportiška, besidominti ir daug kur talentinga jų sesuo Rosemary. Ir Eunice pasiryžo įrodyti, jog sutrikusio intelekto žmonės gali pasiekti dvasinių ir fizinių pergalių, jeigu jiems tik tai bus suteikta tokia galimybė. Taigi, 1962 metais ji Marylande savo prabangiuose namuose surengė stovyklėlę tokiems nematomiems žmonėms. Vienos dienos sportinė stovyklėlė. Ten daug visokių piknikas, visokių atrakcijų, sporto varžybėlių. Dalyviai susirinko gausiai. Šeimos, artimieji,
kažkaip draugai, kaimynai tų žmonių, žinoma su tai žmonėmis. Ir čia susirinkę vaikai ir vyresni žmonės su intelekto negale, jie sportavo, kaip sakiau, jie plaukiojo tam baseine ir leido gerai laiką. Tai sujaudino Junis ir ji pasiryžo padaryti dar kažką. Kad tai nesibaigtų ta viena nedidelė stovykla. Tai ją įkvėpia veikti aktyviau. Aišku, ji bando spausti savo brolį, prezidentą Kennedy, kurti nacionalinį vaikų sveikatos ir žmogaus raidos institutą, keisti JAF įstatymus, ginančius neįgaliųjų teises. Ir vat po netekčių jau žuvus ir Džonui, ir Robertui, dar gedint Roberto, 1968 metais, jos ilgametis darbas davė kulminaciją. Čikagoje buvo surengtos pirmosios pasaulio specialiosios olimpinės žaidynės. Iškalbingas faktas. Ji tuomet kreipėsi į vieną didelę labdaros organizaciją, prašydama paramos šiam renginiui. Ir ji oficialiai gavo tokį atsakymą: jums turėtų būti gėda rodyti tokius žmonės viešai. Tikrai neremsime. Taigi, Liepos 20-oji 1968 Čikaga, Soldier Field stadionas pilnas žmonių. Į aikštę žengia apie 1000 sportininkų iš JAV ir Kanados. Atidarymo ceremonijoje bėgikas uždega virš stadiono iškilusią liepsną, deglą, kuri ta liepsna matoma iš toli ir lyg skelbia: mes esame čia, mes matome. Taigi, judėjimas, kuris šiandien apima milijonus žmonių, daugiau nei 200 pasaulio šalių, tame tarpe ir Lietuvos. Jis prasidėjo nuo paprastos vasaros stovyklėlės. O vat mūsų šalies specialiosios olimpiados komitetas įkurtas net 1989 metais. Pasaulio specialiosios olimpiados vasaros žaidynėse Berlyne irgi labai įdomus faktas. Lietuvos rinktinė pasiekė istorinį rezultatą. Iškovodama net 37 medalius, 22 aukso, 11 sidabro ir 4 bronzos. Varžybose, kurios dalyvių gausa lenkia net paralimpinės žaidynės, mūsų šalies atletai triumfavo plaukimo, lengvosios atletikos ir komandinių sporto šakų rungtyse. Ir va taip viskas prasidėjo nuo vienos mažos stovyklėlės, nuo vienos moters, nuo vieno pasiryžimo veikti. Na ir dar viena labai tokia sportiška istorija. Manau, ji jums patiks. Gal ir žinoma, bet ji įvyko 1952 metais Helsinkyje, kur ten vyko olimpinės žaidynės, vasaros olimpinės žaidynės. Europa atsigauna po karo, pasaulis grįžta į sporto arenas, na, o Helsinkis priiminėja vasaros olimpinės žaidynės. Tai laikai, kai atletai yra, kaip ir dabar, bet tuomet ypatingai ryškiai buvo išreikšta, yra tautų simboliai. Kiekviena pergalė toks kaip, žinot, politinis pareiškimas. Taigi, nusikelkime į vieną iš tokių pareiškimų. Čiagi kalbama apie mažus dalykus. Mažmožių šioje istorijoje taps, kad žmogus nežinojo, kad negali. Mažmožis. Pasižiūrėsim. Aš kalbu apie Emilį Zatopeką, Čekoslovakijos komandos narį, bėgiką, pravardžiuojamą Čekijos Lokomotyvu. Zatopekas garsėjo itin dramatišką bėgimo techniką. Bėgdamas jis garsiai švokštė, sunkiai kvėpavo ir jo veidas nuolat atrodė perkeiptas, lyg jis tuoj nugrius.
Vat kritikai jam, kai prikišdavo šitą bėgimą, kad jis atrodo neestetiškai, jis atsakydavo, tai nedailusis čiuožimas ir ne gimnastika. Taigi Liepos 20-oji Helsinkio stadionas, Zatopekas stoja į startą 10 000 metrų distancijoje. Tai viena iš jo mėgstamų bėgamų distancijų. Jis favoritas dėl to, kad 1948 m. Londono olimpiadoje 10 000 metrų distancijoje jis jau yra iškovojęs aukso medalį ir dar pagerinęs olimpinį rekordą. Nu ir ką jūs galvojate? Jis laimi. Jis laimi, aukso medalis, žinoma, favoritas pateisino savo lūkesčius. Po 4 dienų jis 5000 metrų distancijoje. Likus 3 ratams iki finišo, jis aplenkė 4 varžovus ir vėl laimi. Atrodytų, čia jau viršūnė, nieko panašaus. Zatopekas paskutinę minutę, kada buvo galima įsirašyti į vieną ar kitą, sakykim taip, pasigalinėjimą, nusprendžia bėgti maratoną. Niekada gyvenime to nedaręs. Maratonas yra visai kita technika negu greitieji bėgimai. Tai yra ilga distancija, reikia kvėpuoti. Aišku, ne man apie maratoną pasakot, bet vis tik, bendrai mes galime įsivaizduoti, tai visai ne tas pats, kas nubėgti 5 ar 10 kilometrų. Taigi, niekada nebėgęs maratono, jis startuoja ir tai ir yra pats įdomiausias momentas. Jis pasiveja favoritą Jimą Petersą ir jo klausė, bėgdamas maratone, ar mano tempas ne per greitas? Technikos jis nežino, jis bando. Petersas pajuokavo, ne, jis per lėtas. Aha, tai vat Zatopekas priima šito žodžius tiesiogiai ir pagreitina tempą. Taigi Petersas favoritas, finišo net nepasiekė. O Zatopekas taip ir ne šiaip savo. Jis laimi maratoną net 2 minutėm aplenkdamas antrosios vietos laimėtoją ir pagerina, dėmesio, olimpinį rekordą. Kai jo paskui paklausė, jis sakė, žinot, aš po maratono jaučiausi, kai paklausė, kaip jis jaučiasi, sakė, aš jaučiausi kaip grįžęs iš pasivaikščiojimo. Jo, panašu, kad jis net nejuokavo. Vat tokia smulkmena, jis tiesiog nežinojo, nepagalvojo, kad tai yra neįmanoma. Šiuo pasiekimu jis tapo vieninteliu sportininku istorijoje. Per vieną olimpiadą nugalėjęs 5000 metrų, 10 000 metrų ir maratono distancijose. Rekordas, kuris iki šiol yra nepakartotas. Tarp kitko, per savo karjerą jis pagerino dar 18 pasaulio rekordų įvairaus ilgio distancijose. Tai štai tokios šios dienos istorijos. Maži dalykai veda į didelius. Trys skirtingi laikai, 3 skirtingi žmonės, 3 skirtingos atrodytų smulkmenos. Visus jos vienyje tai, kas buvo po to. Didingi pasiekimai, didingi istorijos vingiai. Bet prasidėjo jie nuo mažų dalykų. Nuo vazelės, nuo stovyklėlės, nuo tiesiog nežinojimo. Kaip daryti. Tad žinot, šiandien ritualas labai paprastas. Pasiryškite žengti nors vieną žingsnį link tikslo, kurį atidėliojote, nes jis atrodo baisus, didelis ir neįveikiamas. Matot, mums istorija rodo, neįveikiamų dalykų nėra. Dideli pokyčiai prasideda nuo mažų sprendimų. Tai reikia tik tai pasiryžimo veikti ir žengti pirmąjį žingsnį. Reikia to vieno pabandom, nes mūsų pasaulyje tik 3 milijonai
Ačiū, kad buvote su manim. Aš Giedrius Ledas. Būtinai prenumeruokite kanalą. Reikia tų prenumeratorių, kad galėčiau pradėti rodytis daugiau žmonių ir konkuruoti lietuviškoje YouTube scenoje. Uždėkite like. Tai bus didžiausia parama. Geros dienos. Aš tikiu, kad šiandien, tą dieną, visą naują savaitę pradėsite įkvėpti istorijų ir naujų pasiryžimų. Su Dievu.